Sveiki visi, šiandien servise 007 turim iš kito miesto atvykusi Volvo S60, faceliftinis modelis, 2015 metai, T5 varikliukas, beveik 190 kW, 5 cilindrų eilutė. Labai dinamiškas iš tikrųjų modelis, puikiai tinkantis tiek mieste, tiek už miesto ribų. Buvo dvi komplektacijų variantai, tik priekių varomi automobiliai ir visais keturiais. Na, žinoma, tie galios visą laiką yra geriau turbūt 4 ratais, nes bet kokiu praktiškai orų, bet kokiu asfaltu, stipriau spustelėjus, jeigu tik tai priekis varomas, tai ten tikrai labai nusisukinėja ratai ir tikrai galios labai turim daug. Na, yra sumontuota kokybiškai itališka Landerenzo sistema, komponentai iš principo beveik visi matosi, tai labai trumpai apie juos. Tai Landerenzo L10 Turbo Oversize versijos pati galingiausia versija reduktoriaus yra sumontuota štai čia. Lengvas priėjimas iš esmės niekam netrukdo, lengvas aptarnavimas, dujinės fazės filtras taipogi greta, slėgio daviklis, dujiniai purkštukai Landerenzo AEB AI+, 3 ir 2, dujos paduodamos ratu, teisinga kryptim, trišakis įdėtas, na, tikslas mūsų turėti vienodą dujų kiekį kiekviename purkštuke, tam, kad galėtume tinkamai sukontroliuoti kuro įpurškimą visose apkrovos bei sūkių diapazonuose. Pats valdymo blokas yra montuojamas po valytuvus dengiančią plasmasę. Sakykime, ten pat esam sumontavę skystos fazės filtrą, bei jo dujų vožtuvą, OMB BFC, padidinto pralaidumo, pravesta 8 didžiausio našumo magistralė be abejonės tiek iki vožtuvo, tiek nuo vožtuvo iki reduktoriaus. Viską padarom taip, kad, na, kiek įmanoma mažiau apkrautume variklio skyrių papildomais komponentais. Ir taip jau čia jų turim nemažai, tai stengiamės viską pravesti taip, kad eitų ir, kaip sakyti, ir alyvos užpilt, ir oro filtrą pasikeisti, ir kad tai kiek įmanoma mažiau trukdytų visiems einamiems variklio darbams. Na, visi darbai, kaip visada, servise 007 pagal aukščiausius kokybės standartus. Na, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios šiai dienai prieinamos medžiagos, spyruoklinės savvaržos, žarnos, bronziniai visi sujungimai. Dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojant, juos įvelkant į apsauginės gofras, kurios dar papildomai yra izoliuojamos. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais. Na, viskas yra daroma taip, kad tų problemų nekeltų nei mums, nei automobilį vairuojančiam asmeniui. Kiek įmanoma tų problemų mažiau ir mažiau reikėtų gaišintis paskui. Dujinės įrangos saugiklis prie akumuliatoriaus, diagnostinė mūsų jungtis taip pat, taip kad reikalo esant, mes prie visko prieinam per nelik daug energijos neįdėdami. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas, pakankamai standartinis Volvo variantas, tai centrinėje konsolėje, nugarinėje dalyje. Pridėsiu nuotrauką, pamatysit, kaip tai atrodo. Na, vienintelis niuansas pas S60 yra tas, kad nėra numatytas atsarginio rato vietos, taip kad yra montuojamas cilindrinis dujų balionas. Čia matote įdėtą 65 litrų dujų balioną. Tai toksai pats populiariausias turbūt matmuo, 60-65, priklauso nuo gamintojo. Galima ir 80 dėti, galbūt galima ir didesnį, bet vėlgi norisi to tokio protingo vaizdo, o čia jisai pakankamai protingas ir turim dar ir bagažinės visai nemažai, tai manau tikrai pakankamai optimalus ir geras variantas. Na, dujų pildymas padaromas prie benzino užpildymo vietos, dėja nėra čia tiek vietos, kad galėtume palikti iš karto pildymo adapterį, tai be abejonės, kas kartą atsidarę, mes jį turėsime įsisukti, užsipylę dujas nusisukti ir viską gražiai uždaryti. Tai va, tai tiek apie Volvo S60 faceliftinį modelį, T5, kaip minėjau, varikliuką su turbina. Jeigu kažką panašaus vairuojat, ar norėtumėt kokybiškų dujų, mielai kreipkitės, pabandysim padėti. Ačiū.